Ar tavo erekcijos sutrikimas gali parodyti, kad tavo kaulų ir raumenų sistema taip pat yra pažįsta arba už kažkiek tai laiko turėsi problemų su juo? Taip, vienareikšmiškai. Todėl, kad už tavo erekciją yra atsakinga kraujotaka. Kuo daugiau kraujo priteka į mažąjį dubenį, tuo geresnis štolcas ir tuo geresnis stovėjimas. Už kraujo takumą yra atsakingas vanduo. Jeigu tu išgeri pakankamą kiekį vandens ir, tarkim, netrūksta tavo mytyboje fermentų arba su maisto papildais jų gauni pakankamą kiekį, tuomet kraujas yra takus. Kaulų ir raumenų sistema sąnariai veikia tik tai per vandenį, maitinasi tik tai per vandenį. Jeigu tavo organizmas gauna pakankamą kiekį vandens, reiškia, maistinės medžiagos, kurias mes gaunam arba su maisto papildais, arba su savo maistu, taip pat patenka ir į kaulų raumenų sistemą, į sąnarius. Nustokite tikėti mitais. Ne su šaltiena, ne su kaulų nuovirais sustiprinsite savo raumenų ir kaulų sistemą. Reikia pakankamo kiekio vandens. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Yra daug mineralų ir vitaminų, be kurių jūsų kaulų sistema taip pat bus neefektinga, arba tiksliau veiks neefektyviai. Arba šio sistemos sutrikimai gali perkelti jūsų tam tikras problemas, perkelti į jūsų gyvenimą. Tam reikalingas daug kitoks požiūris, daug kitų maistinių medžiagų, kurios tam reikalingos. Todėl vien valgant šaltieną, pas jūs ir penis bus kaip šaltiena. Ir taip pat jūsų kaulų raumenų sistema tikrai nefunkcionuos gerai. Pamirškite mitus. Daugiau informacijos galite, nuorodą palieku čia, sužinoti pas mane paklausus Telegrame arba susiradus mano profilę aprašymą daugiau kontaktų susisiekimui su manim. Rašyk drąsiai.